Jeigu nematėt Dirkšio ir Pikul piršlybų DJ, pristato muziką. ir įspūdingos Maslobojevo pergalės, tai pasižiūrėkim kartu. Šiaip tikrai fantastika, ką kuria UTMA. Joks sporto renginys Lietuvoje toli gražu nesukuria tiek kontento, tiek turinio. By far. Bus tikrai kovų, bet pirma, dvigubas Dirkšio klausimas. Ar gali man sušukuoti plaukus prieš kovą? Ir tuo pačiu būti mano žmona. Ir va taip į ringą atėjęs Dirkstys jame neužtrunka praktiškai nei kiek. Ir mes matome, kad Dirkstys yra gerokai greitesnis už Valenčiuką. Dominykas Dirkstys guldo Valenčiuką ant žemės jau pirmame raunde. Ir taip atrodo 9 iš eilės Dirkšio pergalė UTMA. Mes prie jo dar sugrįšime, bet dabar Maslobojevas prieš Pauliukevičių. Labai svarbu pabrėžti, kad 3 raundų kova baigėsi be nokauto. Jo buvo galima tikėtis, kad Maslobojevas užgesins galiausiai Pauliukevičių. Užgesinti nepavyko. Maslobojevas laimėjo teisėjų sprendimu, aišku, užtikrintai. 3 raundai, 10-8, 10-8, 10-8. Bet savo elementų tikrai turėjo ir Pauliukevičius. Tikrai turėjo savo epizodų. Biržas tik 4 metus profesionaliai sportuoja kovinį sportą. Maslobojevui tuo metu 38, tai tarp jų 15 metų skirtumas, o patirties skirtumas tai apskritai nežmoniškas. Kuvalda yra kuvalda, bet Pauliukevičius žvėris, animal. UTMA čia pasirodo tik įsibėgėja. Rugsėjį Dirkstys prieš Maslobojevą. Kauno Žalgirio Vilniaus Rytui nugalėti yra neįmanoma. Tai yra šio sezono realybė, faktas, visiškai skirtingos lygos ir geriausiai tai įrodė paskutinis mačas Vilniuje, kurį Žalgiris žaidė prabėgus 2 dienoms po istorinio, po fenomenalaus patekimo į atkrintamasis. Masiulis net po tų rungtynių sakė, švenčiam, judam, raunam ir po to tiesiai į Vilnių žaidžiam. Tai panašiai ir atrodė. Bet vis tiek žalgiriečiai iškovojo pergalę. Čia jau tikrai lygis. Žalgiris Vilniuje apskritai be lyderių žaidė. Taip, be 4. Be Francisko, be Tubelio, be Raito, be Goso. Ir vis tiek sugebėjo Rytą įveikti. 5 kartą iš eilės per 5 tarpusavio rungtynes šį sezoną. Įdomu, kaip atrodys finalai, nors tiesą pasakius, gal yra įdomu, kaip atrodys, bet kad įdomus jie bus, tai labai stipriai abejoju.